Žiūrovai. Šį vakarą Savivaldybės televizija siūlo visiems, kas neturėjo galimybės dalyvauti vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime, filmuotą šio renginio reportažą iš miesto kultūros namų. Besirinkančius tauragiškius pasitiko Alfonso Sadausko vadovaujamas dūdų orkestras. Vasario 16-osios proga, kaip niekad gausiai susirinkusius tauragiškius, pirmiausia pasveikina rajono meras Petras Jakubauskas. Po to mero pavaduotoja Edita Vaitkutė perskaitė išsamų pranešimą apie nepriklausomybės atkūrimą. Mieli svečiai, gerbiami ponai ir ponios, šventės dalyviai. Su džiaugsmu šiandieną mes pasitinkame mūsų tautos laisvės šventę. Esame laisva ir nepriklausoma demokratinė valstybė, kurianti ir siekianti ekonominės ir dvasinės gerovės savo krašto žmonėms. Džiaugiuosi jūs šiandieną, galėdamas nuoširdžiausiai pasveikinti vasario 16-osios valstybės atkūrimo dienos proga. Tegul ši šventė suteikia visiems mums jėgų šiandieninėms problemams įveikti, būti visiems kartu, žinant, kad tai dėl ko dirbame, aukojamės ir džiaugiamės, visa tai yra mūsų tėvynės gerovė. Tegul Dievo palaima, meilė ir ramybė lydi mūsų tėvynę, jos žmonės ir jūs mėlėjai. Linksmos jums šventės. Labadiena visiems susirinkusiems. Mūsų jausmai, mūsų mintis, mūsų ryžtas ir veiksmai turi būti nukreipti į tai, kad neištirptume, o išliktume amžiams kompaktiška tauta, su savo nesudarkyta kalba, su savo neiškreiptomis tradicijomis ir kultūra, su savo vientisa, nesuniokota žeme teritorija, šiandien, dabar ir visados. Tai prašė Juozas Urbšys savo atsiminimuose. Iš tiesų, mes kaip niekad giliai suvokiame tautos valstybės svarbą ir reikšmę, būtent tada, kada minime Lietuvai ir visai lietuvių tautai įsimintinas datas, įvykius, faktus. Kiekviena tauta, kaip ir kiekviena valstybė, didžiuojasi savo istoriją, savo praeitimi. Šiandien, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, nors trumpam mintimis grįžkime atgal. Vasario 16 1918 metai. Mes pasirašėme nepriklausomybės skelbimo aktą bendrą visiems lietuviams, kokių pažiūrų jie bebūtų, jei tik nenutolę jie nuo savo tėvynės ir kurie brangina tėvų ir protėvių palikimą, trokšdami savitos laisvės, rašė Petras Klimas, vasario 16-osios akto signataras. Vasario 16. Kodėlgi ši data brangi kiekvieno lietuvio širdžiai? Manau, kad mūsų istorijoje yra dvi lemtingos datos, kurias kiekvienas lietuvis turi atsiminti. Tai 1410 m. Liepos 15 ir 1918 vasario 16. Žalgirio mūšis nutraukė 200 metų trukusią ekspansiją iš vakarų, o vasario 16 išplėšė Lietuvą iš Rytų imperijos ir padėjo naujo valstybingumo pagrindus. Tai lyg dvi kolonos laikančios mūsų valstybingumo idėją. Justinas Marcinkevičius savo prisiminimuose taip skelbė. Kiekvienas žmogus priklauso tautai, kuri vienyje žmonės kalbos, religijos, papročių, istorinio likimo vieningumu. Tačiau tauta gali pilnai atsiskleisti, tik sukūrusi savo valstybę. Tautos, žmogaus likimas priklauso būtent nuo valstybės. Lietuvos nepriklausomybė niekada nebūtų atgauta, jeigu lietuviai patys nebūtų reikalavę ir dėl jos kovoję. Akto gimimo data išskiria dvi Lietuvas. Iki jo Lietuvos valstybė egzistavo tik idėjų pasaulyje, po akto pasirašymo ji pradeda materializuotis, tampa jau ne vien geografinė sąvoka.
Vasario 16 akto signatariai puikiai suvokė, kad po šios dienos įspūdingai išreikštos vieningos valios rytoj jau reikės sunkioje kovoje rungtis už tai, kas nepriklausomybės akte yra išreikšta. Neatsitiktinai valstybės prezidentas Antanas Smetona, minint vasario 16 1930 metais rašė: praeities dvasia mus atgaivino, o dabartis mūsų rūpestingas darbas, mūsų mokėjimas valdytis ir tvarkytis duos reikalingas pajėgas, kad galėtume išlaikyti, stiprinti ir tobulinti savo valstybę. Šventės proga Tauragę aplankė Vidaus reikalų ministerijos personalo departamento direktorius Alfonsas Augaitis ir policijos centrinio muziejaus direktorius Zenonas Vasiliauskas. Jis supažindino su Lietuvos nepriklausomybės kovų savanorio, vėliau dirbusio Tauragės policijos nuovados viršininku Stasio Eismanto gyvenimu ir veikla. Labą dieną, mėly tauragiškiai. Pirmiausia, mes atvykę iš Vilniaus norėtumėm kuo nuoširdžiausiai Jūs pasveikinti su vasario 16-ąja. Prieš atlikdami savo trumpą ir garbingą misiją, mes norime pasidžiaugti, kad šiandien mes jau minime 81-asias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Kaip valstybei tai turbūt nėra labai daug, o kaip žmogui tai iš tiesų tai nemažas laiko tarpas. Mes galime taip pat pasidžiaugti, kad jau mūsų vaikai, kurie eina į mokyklą, nebeatsimena, kaip atrodo okupanto kareivis. Mes galime pasidžiaugti, kad valstybė prisimena savo sūnus ir nors gal nepakankamai deramai, bet vis tiek stengia jūs pažymėti ar jiems kaip nors atsilyginti. Vienas iš jų turbūt yra jūsų žemėtis Stasys Eismantas. Kartu su manim yra atvykęs policijos centrinio muziejaus direktorius ponas Zenonas Vasiliauskas. Jis kaip istorikas galėtų keletą žodžių pasakyti apie tų dienų policiją ir apie jos narį Stasį Eismantą. Aš gal pasakysiu nelabai populiarų teiginį, kad vasario 16 aktas Lietuvos valstybės nesukūrė. Čia yra deklaracija, o valstybė prasidėjo kurtis lapkričio 11. Tai yra po 9 mėnesių, kada buvo sudaryta pirmoji Lietuvos vyriausybė. Buvo įsteigtos ministerijos ir tame tarpe Vidaus reikalų ministerija. Vyriausybė paskelbė kreipimąsi į tautą ir jinai kvietė, kad vietose, apskrityse, valsčiuose žmonės imtų valdžią, kaip anksčiau sakydavom, į savo rankas. Tai yra, kad jie surinktų pačius, garbingiausius žmonės valsčiuje, apskrityje ir sudarytų savivaldybės arba valsčiaus apskrities tarybą. Ta taryba, be kitų klausimų, taip pat spręstų ir tvarkos klausimus. Tai yra, kurtų ne policija, o tuo metu milicija. Mes jau to žodį labai bijom, bet jis iki 24 metų Lietuvos policija buvo vadinama milicija. Ką tai reiškia? Tai reiškia ginkluotas žmogus. Tai yra neprofesionalas, todėl ir buvo kuriama milicija. Jų buvo labai nedaug, jas išlaikė savivaldybės, mokėjo algas, tuo metu buvo auksinai, paskui kol įvedė litus, gaudavo savotišką išlaikymą, butą, kūrą ir taip toliau. Aš remdamasi susitikimus su jumis, peržiūrėjau, prieš karą ėjo žurnalas Policija. Nuo 29, kaip minėjau, vasario 16 valstybės nesukūrė, o reikalingas buvo labai kruopštus, kasdieninis, skrupulingas darbas, tėvynės labui, sargybai, įstatymo, tvarkos ir taip toliau. Todėl daug žmonių atidavė savo jėgas kurti Lietuvai, tame tarpe ir Stasys Eismantas.
19 metų balandžio 1 dieną jis yra paskiriamas Naumiesčio nuovados viršininku. Tai yra apie jį parašyta pora tokių labai nedidelių žinučių yra policijos žurnale 29 ir 39 metais. Aš šitais duomenimis ir remiuosi. Jis visą laiką dirbo nuovados viršininku, tai yra Naumiestis, Skaudvilė ir vėl Naumiestyje. 31 metais jis baigė nuovados viršininkų kursus aukštesnioje policijos mokykloje. Buvo apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordinu ir nepriklausomybės medaliu. Kai 30 metais, kada atėjo kaimynas iš rytų, labiausiai mano žiniomis nukentėjo policija. Aš muziejuje vedu kartoteką ir turiu 771 asmenį, kuris 40-41 metais buvo represuotas. Tame tarpe ir Eismontas. Jam tada buvo nedaug. Kai žuvo, jam buvo 46 metai, kaip sakant, pati žmogaus branda. Ir norėčiau įteikti garbingą vidaus reikalų ministro apdovanojimą. Kad Stasys Eismontas, buvęs Tauragės miesto policijos viršininkas, už pasižymėjimą tarnyboje, apdovanojamas atminimo ženklų Tėvynės labui. Pasirašė vidaus reikalų ministras Stasys Šedbaras. Sunku man kalbėti, skaudu, bet ką padarysiu. Daugiau kaip 50 metų mano tėvelio Eismonto Stasio vardas buvo užmirštas. Ir aš visą gyvenimą jaučiau kažkokią tai kaltę savyje, kad aš nieko gero nepadavusi, praėjau visą sovietinį pragarą, likau gyva, sveika ir sulaukiau nepriklausomybės. O jis paaukojęs visą savo gyvenimą, savo jaunystę, nukankintas tolimam Kansko kalėjime, sušaudytas ir nesulaukė tų gerų dienų. Visą laiką jaučiau tokią kaltę. Dabar, kai jau įamžina jo atminimą, man lengviau. Turiu būti už tai dėkinga prezidentui Valdui Adamkui, kuris tą viską, jo nurodymų viskas padaryta. Taip pat labai dėkoju vidaus reikalų ministerijai, kuri taip operatyviai viską reagavo. Dėkoju visiems Santakos muziejaus darbuotojams, kurie padėjo įamžinti Eismonto Stasio atminimą. Ir visiems, kurie prie to prisidėjo. Ačiū visiems. Labadiena, mėly tauragiškiai. Nepaisant prasto oro gausiai susirinkę šioje salėje, paminėti svarbiausios 20 amžiaus Lietuvos istorinės datos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Tauragės apskrities viršininko bei Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių Tauragės skyriaus vardu noriu pasveikinti jūs, jūsų šeimos narius ir palinkėti vilties,
meilės, ryžto, laimės ir sveikatos. Žvarbią 18 metų vasario 16 dieną 20 mūsų tautos atstovų pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas tapo naujausių laikų mūsų valstybės juridinių bei idėjinių pagrindų. Šio pagrindu rėmėsi nepriklausomybės kovų dalyviai, pokario partizanai bei rezistentai, taip pat šių dienų valstybės atkūrėjai. Šio akto idėja padėjo sunkiausiais metais neprarasti stiprybės, neišsižadėti laisvės siekimo, mokė užmiršti nesutarimus bei tarpusavio ginčus. Minėjimui baigiantis, rajono meras grupiai rajono sporto ir kultūros darbuotojų įteikė padėkos raštus. Kartu prie šių apdovanojimų norėtumėm įteikti ir simbolinę dovanėlę, kad šventėm būtų tokia pradžia kartu visiems sportininkams, atsidėkodami už tą jų indėlį mūsų rajonui. Taip pat, kaip ir sportininkams, paskutiniam mūsų apdovanotam norėtume įteikti simbolinę dovanėlę, šventinę simbolinę dovanėlę. Po minėjimo jūros ansamblis pateikė naują, nuotaikingą, gerai surežisuotą programą. Koncerto fragmentą.
pažįstamas, visada jaunas, visada nuotaikingas, nenuilstantis dainų ir šokių ansamblis Jūra. Plojimas.